Šiais žirgais lietuvių raiteliai šiandien iškeliaus Valdovų meilės keliu. Tai kelias, kuriuo Žygimantas Augustas lydėjo savo mylimosios Barboros Radvilaitės palaikus. Žygeivių nuotaikos nesugadino prapliurpęs lietus. Jie turės įveikti apie 1000 kilometrų, kol pasieks Žygimanto Augusto karališkąją rezidenciją Vavelio rūmus Krokuvoje. Žygių jo dalyviai nori priminti bendrą Lietuvos ir Lenkijos istoriją. Norisi dar kartą pabrėžti, kad žmonės kaip ir prieš 100 metų bendravo, kalbėjo, draugavo, mylėjo, taip ir dabar tą patį daro. Pakeliui į Krokuvą raiteliai sustos Lietuvos ir Lenkijos miestuose, kur rengs vakarones su vietiniais gyventojais. Bendrausime, kalbėsime su Lenkijos visuomenės atstovais, kalbėsime, draugausim, turėsime pirmąją naktigonę. Į Krokuvą lietuviai iškeliavo žemaitukų veislės žirgais, kurie buvo treniruojami ir ruošiami specialiai šiam žygiui. Komandą sudaro 9 nariai, tačiau ją papildė 10-asis šuo Alšis. Jis pernai prie keliautojų prisišliejo Baltarusijoje. Reikės šerti, prižiūrėti, šukuoti ir viskas. Tikiuosi, kad nesirgs. Daugelio žygio dalyvių tai ne pirma ilga kelionė žirgais. Prie Juodosios jūros drauge su žygeiviais pernai keliavęs Algirdas Motiejūnas šiemet yra vyriausias komandos narys. Jei pasieksiu Krokuvą, už 20 dienų tai švęsim gimtadienį, tenai bus 57 metai. Žygeiviai juokauja, kad kelionėje gali ištikti įvairių staigmenų, tačiau tikisi, kad jos bus tik malonios. Reporterė Kristina Belikova, Vilnius.